O dabar kviečiame Agnę Vaiciukevičiūtę, susisiekimo viceministrę, pasidalinti, kokie inovacijų skatinimo ir finansavimo mechanizmai jau prieinami rinkos dalyviams ir kokioms inovacijoms numatomi skatinimo prioritetai ateityje. Pasitikim. Jau trečią kartą kaip ministras tenka garbė kartu su TIAS asociacija organizuoti transporto inovacijų forumą ir trečią kartą antroji diena man yra dar brangesnė, įdomesnė ir prasmingesnė. Kodėl? Todėl, kad manau, jog šiai vyriausybei inovacijos yra ypatingai svarbi tema, susisiekimo srityje mums taip pat yra labai svarbu kalbėti apie inovacijas per 3 prizmes. Tai yra, ką mes darome susisiekimo srityje, kad skatintume inovacijas, ką mes darome kartu, kad skatintume susisiekimo srities inovacijų ekosistemą. Ir trečias dalykas, ką mes darome duomenų analitikos prasme tam, kad inovacijas ir ateities sprendimus priimtumėme remdamiesi duomenimis. Apie tai aš trumpai ir norėčiau pasišnekėti. Labai svarbu turbūt pabrėžti, jog 3 metus kalbant ir jeigu čia yra žmonių, kurie buvo ir praeitais metais, pirmoji pranešimo dalis yra skirta tam, kad pasakytume, o tai kągi padarėme per tuos metus. Tai per metus iš tikrųjų padarėme labai daug. Vienas svarbiausių elementų, ką kartu su ryšių reguliavimo tarnyba, kartu su operatoriais ir patys inicijuodami pokyčius sukūrėme, tai yra, padengėme 5G ryšių 90% Lietuvos. Kodėl tai yra svarbu kalbant apie inovacijas? Todėl, kad šiuolaikinėme pasaulyje šiandien buvo pilna pranešimų, kuriems yra labai svarbi duomenų sparta, jų neatsilikimas, aprėptis ir visa tai yra pamatas technologijom. Lietuva jau yra pasiruošusi tokias technologijas kurti. Tačiau viena yra infrastruktūros dalis, kuri dažnai yra nematoma, bet ypatingai svarbi, už kurią mes esame atsakingi. Kita dalis yra, o kaipgi paskatinti judėti tų inovacijų kryptimi. Ir praeitais metais aš jau pristačiau, kad mes inicijavome sandboxo režimą, tai yra projektą, kuriame skiriame daugiau kaip 24 milijonus eurų, siekdami pritraukti visus inovatorius, kurie norėtų ant šios infrastruktūros Lietuvoje spręsti įvairiausias problemas, tarp jų ir susisiekimo. Šiandien turim rezultatą. Prieš kelias dienas gavome pačius karščiausius rezultatus, kokiegi projektai nugalėjo. Tiesa, turiu prisipažinti, ne visų jų pavadinimus ir iš esmės projektus sugebėčiau dar pristatyti, bet tam tikrai turėsime dar laiko, nes tie sprendimai bus taikomi Lietuvoje ir mes visi tikrai pamatysime jų naudą. Keletą skaičių buvo pateikta daugiau kaip 58 paraiškos 2 kvietimams. Vienas kvietimas buvo būtent skirtas startuoliams, tai yra tiems mažesniems projektams, kurie norėtų išsitestuoti technologijas, bet kita dalis, kurią aš labai dažnai pristatau pasaulinėse formatuose ir dažnai tikrai ir kiti stebisi, jog mes investavome į tokias inovacijas, kurios yra paskutinėje technologinio vystymo stadijoje. Tai reiškia prieš pat išėjimą į rinką. Tai mūsų tikslas buvo paskatinti tokių inovacijų testavimą Lietuvos teritorijoje, kartu sukuriant ir teisinę aplinką tokiems testavimams atlikti, tam, kad vėliau būtų galima matyti realius sprendimus Lietuvoje. Tai žiniai, ką ir ministras vakar pasakė, paraiškų gavome už 124 milijonus. Tai rodo iš tikrųjų, kad ir Lietuvoje turim inovatyvių verslų, turim idėjų ir turim ką pasiūlyti. Kodėl manau, kad
šis sandboxas buvo pakankamai tvarus, todėl kad valstybė inicijuodama skiria 20 milijonų, verslas atgal šiems projektams įgyvendinti skiria daugiau kaip 16 milijonų. Tai iš tikrųjų matom didžiulę sinergiją ir apie tuos projektus tikrai dar ne kartą kalbėsim ir analizuosim juos. Ir toks smagus dalykas, kurio aš labai džiaugiuosi, Europoje vyksta Emerging Europe apdovanojimai, kuriuose šis projektas jau buvo apdovanotas kaip viena iš puikių iniciatyvų politiniams sprendimams priimti ateityje. Tai, man atrodo, sinergija tarp verslo ir valstybės, sukūrus infrastruktūrą, ieškoti, kaip būtų galima ją išnaudoti inovacijų srityje ir už tai buvo skirtas apdovanojimas. Tai tikrai labai džiaugiuosi. Startuoliai, kaip jau minėjau, čia yra netgi pavaizduotos technologijos, kurios bus testuojamas ir startuolių aprėptyje, tai yra šiek tiek mažesni projektai, bet kodėl mes norėjome turėti susisiekimo startuolius? Todėl, kad mūsų pagrindinis tikslas nėra kalbėti apie inovacijas, bet sistemingai dirbti ir šis renginys yra vienas iš tų bendrystės pavyzdžių, kad Lietuvoje sukurtume susisiekimo inovacijų ekosistemą ir turėtume jau turim labai stiprų sektorių, bet turėtume dar stipresnį ir galėtume pademonstruoti didžiulį potencialą globalių mastų, kaip jau darome. Tai startuoliai buvo mums svarbi ekosistemos dalis, būtent siekiant išnaudoti potencialą ir sinergiją tarp mokslo, verslo, to konsorciumo principų. Kaip jau minėjau, technologijos sandboxo režimas buvo skirta 24 milijonai, 17 projektų atrinktų nugalėjo, gerų projektų turim daug daugiau, pinigų neturim daug daugiau. Aš tikiuosi, kad šito projekto rezultatai bus tokie geri, kad politikos formuotojams bus labai paprasta eiti ir ieškoti dar daugiau finansavimo, kad šios technologijos būtų kūriamos čia Lietuvoje ir kurtų pridėtinę vertę, o svarbiausia, spręstų problemas, nes kas tos inovacijos, jeigu jos nesprendžia kažkokių esminių iššūkių, kuriuos mes aptarinėjome visas 2 dienas. Kitas labai svarbus aspektas, apie kurį aš norėjau, jau užsiminiau pradžioje pasakyti, jog mums yra labai svarbu ugdyti susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemą. Ką mes pamatėme atėję, jog labai daug ir sudėtinga suprasti, kas ką daro. Ką daro didžiulės valstybinės įmonės, ką daro rinkos žaidėjai susisiekimo srityje, ypatingai, kai tiek daug technologijų atsiranda ir panašiai. Na ir turėjom didžiulę prabangą, kur Lietuvai kolegas, Benediktą ir Viktoriją, pamojuokit visiems. Tai profesionalus, kurie pasiryžo mums padėti sukurti tam tikrą žemėlapį, kuriame mes galėtume pradėti telkti visus ekosistemos žaidėjus, kad vieni kitus geriau matytume, jaustume. Taip pat jūs visi savo krepšeliuose jau turit galimybę prisijungti prie šito žemėlapio, QR kodas. Ir mes tikrai kviečiame visas įmonės, kurios nori tiesiog pasižvalgyti, kokios žaliosios technologijos veikia Lietuvoje, kas daro, ką daro įmonės, kokie yra finansavimo šaltiniai, turėsim puikių sinergijų kartu atgal į inovacijų agentūros, visas priemonės, parodysim, ką mes darom, tiesiog geriau jausim pulsą, o kasgi Lietuvoje kūriama. Ir tikrai labai džiaugiuosi į kolegų iniciatyvą, kurie yra pasiryžę padaryti ir dar daugiau šioje srityje, bet jie yra atlikę netgi tyrimą ir apklausę daugybę įmonių
ir visos jos ir įvardino šias dvi problemas, kad trūksta sinergijos, bendradarbiavimo tarp sektoriaus dalyvių ir trūksta žinojimo, kas ką daro. Tai tikrai norim šitą problemą ir spręsti. Ir man atrodo, čia yra vienas iš esminių iššūkių, kuris nėra vienkartiniai projektai, bet leidžia mums daugiau matyti susisiekimo inovacijų tokią industriją, kurią turim Lietuvoje. Na ir trečias dalykas, apie ką šiandien norėjau pasikalbėti, tai šiek tiek apie ateitį. Norėčiau pristatyti mūsų naują iniciatyvą, kuri prisideda prie atvirų duomenų politikos, prie duomenimis grįstos politikos. Tikrai ir vakar, ir šiandien, ir matau, turim savivaldybių asociacijos atstovus, kalbamės labai daug apie darnaus judumo priemonės, valstybė tam skiria nemažai lėšų, savivaldybės tam skiria lėšas. Na, tikrai yra parengti darnaus judumo planai, yra labai daug iškeltų ambicingų tikslų ir tam pamatuoti reikės labai daug duomenų. Ir dėl tos priežasties ieškom būdų, kaip sinergizuoti visas egzistuojančias oficialias duomenų bazės ir kurti duomenų ežerus, į kuriuos subėga visi duomenys ir vėliau iš jų kuriami prasminiai duomenų rinkiniai. Tai yra taip, kaip šiuolaikiniam pasaulyje turėtų būti dirbama su duomenimis. Pradedam nuo darnaus judumo ežero, bendradarbiavom kartu su duomenų agentūra ir tikimės jau greitų metų turėti įrankį, kuriuo galėsim ir pamatuoti, ir pasimatuoti, kokį pokytį darome darnaus judumo priemonių įgyvendinimo kontekste. Tai 3 esminės priežastys, tai regionų skirtumų identifikavimas, kokybiška teisėkūra ir efektyvus sprendimų priėmimas ir atviri duomenys, duomenų prieinamumas privačiam sektoriui ir visuomeniai. Jau praeitais metais visos susisiekimo sektoriaus įmonės atvėrė duomenis būtent viešam naudojimui ir verslams, kurie norėtų vystyti technologinės arba įvairiausius sprendimus. Tikrai labai daug matėm mobilumo sprendimų, patys bendradarbiavom su įvairiais užsienio partneriais ir integracijom siekdami atvaizduoti kuo patogesniu būdu, pavyzdžiui, viešojo transporto judėjimą ir kitas priemonės. Todėl manome, kad ypatingai susisiekimo srityje duomenų atvėrimas yra ta vieta, kur verslas gali ateiti ir pasiūlyti geriausius sprendimus mums visiems. Ir 5 pagrindinės darnaus judumo ežero teminės dalis, tai yra modalinis pasiskirstimas. Labai dažnai kalbame, o kiekgi žmonių važinėja dviračiais, kiekgi žmonių vaikščio pėsčiomis, kiek žmonių naudojasi viešojo transportu. Ir iš tikrųjų šitas duomenų ežeras mums leis ištraukti visus duomenius, kuriuos mes turime būtent šiame kontekste ir sugebėti geriau ir aiškiau pamatyti tą modalumo principą ir pasižiūrėti po metų, po 2, po 3, koksgi rezultatas yra. Taip pat, aišku, dedikuota milžiniška dalis yra viešajam transportui, kaip jis juda, kur jis juda, koks jis yra, ar jis patenkina poreikius, kokiais keliais jis juda. Na, iš tikrųjų labai daug realaus laiko duomenų, kurie padėtų priimti ir viešojo transporto planavimo sprendimus. Alternatyvių degalų įkrovimas. Sukūrėm ir prieigų žemėlapį, kur visi tiekėjai privalo registruotis ir visos viešos įkrovimo stotelės turi būti prieinamos. Taip pat su kolegomis ir vyriausybės kanceliarija padarėm sprendimą per Google Mapsus. Jau dabar galima matyti visas viešos prieigos stoteles, jų apkrovimą. Žodžiu, sinergijos tarp technologinių sprendimų yra labai daug, jeigu tik tai norima atverti, norima kokybiškus duomenis surinkti. Taip pat bevariklis transportas, saugus eismas ir miesto logistika. Tai, man atrodo, ir vėlesniai diskusijoje po manęs turėsim ir merus. Ir pačiai teko būti ir matyti miesto valdymo logistikos bazės ir duomenų analitikos centrus. Tai taip pat mums leis
nacionaliniu lygmeniu geriau suvokti ir savivaldybės, ir visą tą aplinką, kurioje mes veikiame tam, kad galėtume priimti grįstus sprendimus arba pagrysti visuomeniai, kodėl vieni ar kiti sprendimai turėtų būti įgyvendinami čia ir dabar. Tai iki šiol tokių galimybių taip aiškiai skaičiuoti ir matyti mes neturėjome ir tikiuosi, kad jau nuo kitų metų kartu su savivaldybėmis dirbam ties šiuo projektu, turėsim tokią galimybę. Manau, tai yra pakankamai unikalu ne tik susisiekimo sektoriui, tai jeigu pasiteisins, tai tikrai eisim ir per kitus susisiekimo sektoriaus dedamasias. Tai tiek, žinokit, norėjau tiek ir pasidalinti, kad susisiekimo ministerijai inovacijos rūpi, mes į jas investuojame, mes kūrėme infrastruktūrą, mums rūpi verslas veikiantis šioje ekosistemoje, mes kartu su Kurk Lietuvai kolegomis siekiame sukurti ekosistemą vieni kitiems geriau matyti ir jausti ir taip pat norime, kad ne tik susisiekimo srityje, bet visose srityse būtų kuo daugiau kokybiškų duomenų, kurių pagalba galėtume priimti geresnius sprendimus mums visiems. Ačiū Jums.